prieš paskutinis 24 uždavinys egzamino, 4 dalių uždavinys. Pirmoji dalis nesusijusi su kitom 3 dalim. Tai pirmiausiai sprendžiam tą pirmąją dalį. Pavaizduotas kūgis, nubrėžta kūgio aukštinė SO, nubrėžtas pagrindo spindulys OA ir nubrėžta sudaromoji kūgio SA. Tai pavaizduota brėžinį, pasakyta, kad sudaromoji lygi 6 ir pasakyta, kad ta sudaromoji su pagrindo plokštuma sudaro alfa dydžio kampą. Na, kažkoks tas kampas alfa. Aš čia dešinėje pavaizdavau tą statųjį trikampį, kurį sudaro aukštinė, pagrindo spindulys ir sudaromoji. Sudaromoji 6, čia parašiau 60. Kodėl? Todėl, kad 24.1 uždavinį, pirmajam uždavinį, prašo mūsų apskaičiuoti šoninio paviršiaus plotą. Mes žinom, kaip skaičiuojamas kūgio šoninio paviršiaus plotas, ne visas plotas, o tik šoninio paviršiaus plotas. Ta tokia formulytė Pi ir L, kuri yra egzaminų lapuose. R yra pagrindo spindulys, L yra sudaromoji. Pi tai ir yra pi, jokių čia 3,14 nerašom, čia jeigu kas įrašė, tai iš karto jau į bažnyčią. Vietoj OA, tai yra vietoj spindulio, kažką mums reikės įrašyti, reikės apskaičiuoti. O vietoj SA, tai yra sudaromoji, yra 6. Ne? Tai yra iš tikrųjų mūsų uždavinys apskaičiuoti OA ilgį ir sudauginti šį skaičiuką su šiuo ir gausim atsakymas raidelė pi, tai yra ir bus šoninio paviršiaus plotas. Mato, vienetai nenurodyti, reiškia, ten nieko irgi rašyti nereikės. Na, pasakyta šiame pirmame punkte, kad kampas alfa yra lygus pi iš 3. Na, kad būtų bent šiek tiek rimčiau, tai nenurodė, kad tai yra 60 laipsnių, geriau skaičiuoti laipsniais. Tokiuose geometriniuose uždaviniuose, taip kaip tai nelabai skanu pi iš 3 rašinėti, bet mes visai nesunkiai pakeičiam pi iš 3, tai yra kampo dydį radianais, pakeičiam laipsniais. Kaip pakeičiam vietoj pi, rašom 180 laipsnių, tai visi žinom, įsirašom, padalijam, gaunam 60 laipsnių. Turime statųjį trikampį, kur mums reikia rasti OA. Žinom, kad čia 60 laipsnių, nesunkiai suskaičiuojam, kadangi trikampis statusis, kad čia 30 laipsnių, na ir prisimenam pagrindinės mokyklos kurso faktą, tai yra, kurį dažnai naudojam, kad stačiajame trikampyje statinis esantis prieš 30 laipsnių kampą yra dvigubai trumpesnis už įžambinės ilgį, tai kadangi čia yra 6, tai galima tą sprendime plačiai aprašyti, aš čia nerašysiu labai plačiai, kad AO arba tas mūsų kūgio pagrindo spindulio ilgis yra dvigubai trumpesnis už sudaromosios ilgį. Na, tai yra 3. Na, ir belieka parodyti išmanumą, dauginant 3 kart 6 ir gauti 18 pi, nepradėti čia rašinėti kažkokių nesąmonių vietoj pi pavaizduoti 3,14. Tai ir yra atsakymas. Kūgio šoninio paviršiaus plotas yra 18 pi kvadratinių vienetų, jeigu labai norėtumėm tiksliai pasakyti. Na, beveik pamirštam 24.1 punktą ir sprendžiam 24.2. Nelabai šitie punktai susiję. Na ir sako, mūsų prašo uždavinys įrodykite, kad pavaizduoto kūgio tūris apskaičiuojamas pagal formulę 72 pi kart ten skliaustas sinus alfa minus sinus 3 alfa, kai alfa priklauso nuo 0 iki pi pusiau. Na, neturėtų va šitą vietą sugluminti. Mums iš tikrųjų reikia įrodyti, gauti, kad kūgio tūris yra vat būtent toks. Kodėl čia kas yra? Na, alfa tai yra stačiojo trikampio smailusis kampas. Stačiojo trikampio smailusis kampas joks kitoks negali būti kaip tik iš šio intervalo. Todėl į šią tokią išmintį čia galima nekreipti dėmesį. Na, ko reikia? Na, pirmiausia, žinoma, reikia kūgio tūrio formulės. Kaip skaičiuojamas kūgio tūris? Kūgio tūris skaičiuojamas pagrindo plotą, o pagrindo plotas pi r kvadratu, tai yra skritulys, šiaip pažymėjau didžiąją raidę, dauginant iš aukštinės ilgio, iš kūgio aukštinės ilgio iš h ir paėmus tos sandaugos trečdalį, tai yra 1/3 pi r kvadratu kart h. Na, iš to, ką žinom, kad 6, tas pagal sąlygą, žinom, kad čia alfa. Tai vietoje r ką galim parašyti? Į tą formulę ką galim parašyti? Mūsų išraiška. Tai yra mūsų, pirmiausia, kūgio tūris priklauso nuo kampo alfa dydžio. Jisai gali kisti tiek mažėti, tiek didėti. Tada ir kis ir tūris. Kuo alfa mažesnis, tuo tūris mažesnis. Kuo alfa didesnis, tuo tūris didesnis. Tai va tas v nuo alfa. Tai reiškia, kad tūris priklauso nuo kampo alfa dydžio, nuo
to, kokį šitą sudaromoji kūgio sudaro kampą su kūgio pagrindu. Nu, bet čia tiek to. Vietoj R ką rašom? Žiūrim į tą statųjį trikampį, prisimenam nesenus laikus ir galim užrašyti, kad mūsų spindulys R arba stačiojo trikampio statinis R yra lygus 6 kart kosinus alfa. Statinis padaugintas iš kosinus kampo prie to statinio. Nu, lygiai taip pat galim užrašyti, kam lygi kūgio aukštinė. Tai kūgio aukštinė lygi 6 padauginti iš sinus alfa. Tai yra statinis prieš kampą lygus įžambinės ilgį padaugintam iš sinus kampo prieš tą statinį. Na, tą visi žinom. Na ir įrašom šias dvi išraiškas gautas. Per alfa, kas ir yra mūsų prašoma sąlygoje, įrašom šitus gautus duomenis. R kvadratu, tai aš iš karto keliu kvadratu, arba 6 kosinus alfa kvadratu, na tai bus 36 ir kosinus kvadrato alfa. Taip, kosinus kvadrato alfa, dedu tuos daugybos ženkliukus ir vietoj h rašau dar tą, kas yra h, 6 sinus alfa. Na, bėgam iš naujos eilutės, susitvarkom, 1/3 kart 36 yra 12, 12 kart 6, 72 žr valio. 72 jau įrodėm. Na, pi raidelė taip pat čia gyvena. Kuri čia gyvena, vėl valio, reiškia, čia mes nelabai suklydom, na ir kas, tiksliau, niekur nesuklydom. Ir lieka kosinus kvadrato alfa kart sinus alfa. Nu, ką mums reikia gauti dabar? Mums reikia gauti, kad štai šita sandauga, kosinus kvadrato alfa kart sinus alfa, lygiai štai šitam skirtumai. Sinus alfa minus sinus trečiojo alfa. Nu, tai akivaizdu ką? Kad kosinusą reikia keisti sinusu. Nu, mes puikiai žinom tą trigonometrinį vienetą arba tą pagrindinę trigonometrijos formulę. Sinus kvadrato alfa plus kosinus kvadrato alfa yra lygu 1. Čia rašau. Sinus kvadrato alfa plus kosinus kvadrato alfa lygu vienetui. Iš čia išsireikšiu, kam lygu kosinus kvadrato alfa per sinusą. Tai yra kosinusą per sinusą. Iš čia gaunu, kad kosinus kvadrato alfa. Tai jau žino, čia net, nu kaip pasakyti. Tūlas 12, čia sakys, ką iš čia rašinėjai. Tai vietoj kosinus kvadratu rašau 1 minus sinus kvadratu, jeigu šiaip trumpai. Na ir žiūrim, ką turim. Kart. Vietoj kosinus kvadratu rašau 1 minus sinus kvadratu alfa. Na ir matau, kad gavau atsakymą. Žinoma, čia skliaustus uždėjom, bet jeigu iki čia jau atėjom, tai tos skliaustus ir uždėjom. Belieka atskliausti ir o laimė mano uždavinys pavyko. Čia sinus alfa, taip. Vienetas kart sinus alfa duoda sinus alfa. Na ir sinus kvadrato alfa kart sinus alfa, žinoma, yra sinus trečiojo alfa. Įrodyta. Toks nelabai smagus tas 24.3 uždavinėlis, bet jis šiaip iš pirmo žvilgsnio labai tradicinis. Reikia įrodyti, kad pavaizduoto kūgio arba sąlygoje nurodyto kūgio tūris yra didžiausias, kai alfa, tai yra tas kampiukas sudaromosios ir pagrindo kampiuką, kurį sudaro sudaromoji su pagrindu. Tas kampas alfa yra va toks, arksinų šaknis iš 3 iš 3. Tai yra, norint čia taip nebijoti tų skaitelių, tai aš tai siūlyčiau pasirašyti, kad va šyva reikšmė, tai yra maždaug 35 laipsniai. Tai yra pirmas žingsniukas, kurį, kad aš jaučiausi saugiau, kad va štai šitas skaičiukas laipsniais užrašytas yra apytiksliai lygus 35 laipsniam. Kitaip sakant, pavaizduoto kūgio tūris bus didžiausias, kai vietoj alfa paimsime maždaug 35 laipsnių kampą, kuris tiksliai vat yra toks. Na, žinome kūgio tūrio išraišką per kampą alfa. Na ir pirmas žingsnis, kai mes ieškom didžiausios ar mažiausios reikšmės, ten nurodytame intervale, kai arba didžiausios mažiausios funkcijos reikšmės, tai ieškom išvestinės. Na, tai pirmas žingsnis reikia rasti štai šios išraiškos išvestinę nuo alfa. Tai yra čia kintamasis yra alfa. Na, ta išvestinė, tai čia matyti nesunkiai randama. 72 pi, konstantas skaičiukas neieškojam išvestinės, aš šitaip prašau. Sinuso išvestinė žinom, kad yra kosinusas. Šito išvestinė ir šito dabar randu išvestinė. Šitas mane domina, iškėliau. Šito išvestinės ir šito. Sinus alfa išvestinė yra kokia? Kosinus alfa. Minusą rašau. Dabar kaip trejato laipsnio ieškau.
Tai bus 3 sinus kvadratu alfa išvestinė, 3 sinus kvadratu alfa ir reikia padauginti sinus alfa išvestinės, tai yra sinus alfa išvestinė yra kosinus alfa, taip? Kosinus alfa. Labai nesunkiai matom, kad kosinus alfa išsikelia prie skliaustus. Na, aš tą ir padarysiu, iškelsiu prie skliaustus. Čia į tarpelį parašysiu 72 pi kosinus alfa. Aš iškeliu, man tai patogu, kažkodėl tai padariau. 1 minus 3 sinus kvadratu alfa. Radau išvestinę dabar. Radau išvestinės reikšmę, tūrio išvestinės, tūrio formulės išvestinės arba tūrio funkcijos išvestinės, kuri priklauso nuo alfa reikšmė. Tai yra, jinai tokia yra išvestinė. Kitas žingsnis, kurio man reikia, tai yra man reikia rasti tas alfa reikšmės arba tą alfa reikšmę šiuo atveju, su kuria išvestinė lygi nuliui. Tai yra, ką aš turiu spręsti? Aš turiu spręsti dabar lygtį, antras žingsnis, rašau, kad aš sprendžiu lygtį, ieškau tų alfa reikšmių, kada štai ši sandauga, ši išraiška, kurią aš gavau, yra lygi nuliui. Na, pirma, tai yra šitas dauginamasis, tas, kas neskliaustose. Mes kalbam apie kampą alfa, kampas alfa yra nuo 0 iki pi pusiau arba nuo 0 laipsnių iki 90 laipsnių, šitaip galiu pasirašyti. Na, 72 pi, aišku, čia ne nulis ir kosinusas tame intervale, šiame intervale, jis irgi neįgyja reikšmės nulis. Šitas dauginamasis, kitaip sakant, jis niekada ne nulis. Nei su jokia alfa reikšmė, jis nelygus nulis. Na, belieka kitas dauginamasis, reikia rasti tas alfa reikšmės, kada kitas dauginamasis, tai yra šis dauginamasis, yra lygus nuliui, aš čia perėnu ir čia perrašau, tai yra sprendžiu štai tokią lygtį. 1 minus 3 sinus kvadratu alfa lygu 0. Na, lygtelė sinuso atžvilgiu yra kvadratinė. Kampą togiau galima x pasirašyti vietoj sinus alfa. Na, bet mes čia gal laiko per daug negaišim, užrašysim, kad yra ši lygtelė ekvivalenti tokiai sinus kvadratu alfa lygu 1/3 ir iš čia ši lygtis turi 2 sprendinius. Ne 2 sprendinius čia, nu. Ši lygtis ekvivalenti štai tokiom sinus alfa yra lygu, traukiu kvadratinę šaknį iš dešinės pusės, tai bus šaknis iš 1/3. Na, tai gal čia parašysiu, bet kaip matėm ten atsakymė va toks va skaičiukas, tai mes iškart prie jo ir pereinam, dauginam skaitiklį ir vardiklį šaknies iš 3, kad vardiklyje panaikintumėm iracionalumą ir gaunam štai tą, kuris ten mus veda į sėkmę. Ne, jau matosi, kad mes gerų kelių nueinam. Tai vienas sprendinys, na tai čia toks arba kitas, arba sinus alfa gali būti pas mus ir neigiamas rezultatas, tai yra minus 1 šaknis iš 3. Arba kitaip sakant, lygiai tas pats skaičiukas, tik su priešingu ženklu. Na, mes gavom 2 sinus alfa reikšmės, kurios padaro štai šitą lygtį, kurią mes sprendžiam nuliu. Ja, tai yra 2 sinus alfa reikšmės. Bet šita alfa reikšmė netinka. Kodėl ji netinka? Ne alfa reikšmė, o šita sinus alfa netinka. Kodėl jinai netinka? Čia reikėtų užrašyti, kad ji netinka, nes pamastę pagalvoja, ar kaip ten jūs, jeigu čia užrašėt netinka ir gerai. Matyti, jeigu ir šitos neužrašėt irgi ko gero gerai, nes jinai nepateks alfa, tada alfa kampelis nepateks į šitą intervalą. Tai yra, jis bus kampiukas neigiamas, arba jis ten nepateks į tą intervalą, jinai netinka. Na, tai gavom, kad sinus alfa yra, tiesiog mes įrodėm, kad šita sandauga arba šitas dauginamasis lygus nuliui, kai sinus alfa yra šaknis iš 3, padalyta iš 3, nu arba alfa iš čia, taip kaip pavyzdžiui x kvadratu lygu 5, tai kam x lygu? Šaknis iš 5, jeigu sinus alfa lygu tokiam skaičiukui, tai alfa yra lygu, nu čia tie jau tūlesni 12-okai, turbūt nesunkiai gali užrašyti, kad gavom tai, ką lyg ir reikėjo įrodyti. Bet iki pilnos laimės trūksta dar vieno žingsnio. Tai reikia įrodyti, kad tas mūsų gautas skaičiukas, kampo alfa reikšmė, yra būtent maksimumo taškas. Braižau skaičių tiesę, norėdamas įsitikinti, kad iš tikrųjų tas gautasis mano taškas yra maksimumo taškas. Ir skaičių tiesėje pasižymiu intervalą nuo
0 iki pi pusiau, kaip pasakyta sąlygoje, bet aš rašysiu laipsniais nuo 0 iki 90 laipsnių, jeigu ne laipsniais, tai radianais nuo 0 iki pi pusiau ir pasižymiu štai šį gautą taškiuką konkurentą į atsakymus, tai yra tą taškiuką alfa, kuris yra arksinų šaknis iš 3 padalyta iš 3, tai va šitas va kažkur gyvena skaičiukas čia, o laipsnis apytikslė reikšmė, kampo alfa apytikslė reikšmė yra 35 laipsniai. Na, man reikia įrodyti, kad tai yra maksimumo taškas, ką tai reiškia. Turiu pasimti bet kokį skaičiuką iš intervalo štai iš kairės esantį ir įsitikinti, kad čia yra išvestinės reikšmė tame taške, yra teigiama, tai reikš, kad funkcija yra didėjančioji. Čia turi įrodyti, kad mažėjančioji. Tai kokį aš čia galiu pasimti skaičiuką? Patogus skaičiukas 30 laipsnių. Na, sinus 30 laipsnių, aš imu alfa 30 laipsnių, sinus 30 laipsnių yra 1/2, kvadratu bus 1/4, 3/4, 1 minus 3/4 yra daugiau už 0. Taip sakant, V išvestinė, kai alfa yra 30 laipsnių, yra daugiau už 0. Na, tas reiškia, funkcija yra didėjančioji. Kaip jūs ten vaizduojate šitoje vietoje, ne? Funkcija yra didėjančioji. Taip, mėgėjai gal kartais rašyti. Na ir pasiimu kitą skaičiuką iš šito intervalo, koks patogus. Galima 45 laipsnius imti, galima 60 laipsnių. Ir įsitikinti, kad V išvestinė, pavyzdžiui, imu 60 laipsnių. 60 laipsnių sinusas kiek yra šaknis iš 3 iš 2. Šaknis iš 3 pusiau kvadratu yra 3/4. 3/4 kart 3 yra 9/4. 1 minus 9/4 yra mažiau už 0. Parašau štai šitą faktą. Tai reiškia, kad čia funkcija šiame intervale yra mažėjančioji. O tai reiškia, kad štai šitas mūsų surastas taškelis, tai yra alfa arksinų šaknis iš 3 padalyta iš 3, yra maksimumo taškas, ką reikėjo įrodyti. Ketvirta dalis mūsų prašo rasti tą būtent didžiausiąją tūrio reikšmę. Tai yra vietoj alfa imant arksinų šaknis iš 3 padalyta iš 3. Naudojantis ir liepia būtent naudotis antro punkto tūrio išraišką. Na tai vietoj alfa tiesiog ir statom arksinų šaknis iš 3 padalyta iš 3. Tai yra, ir žiūrim, ką turim. Vietoj alfa išraišką rašau arksinusas šaknis iš 3 padalyta iš 3, arts sin šaknis iš 3 padalyta iš 3 minus sinus trečiuoju. Taip, vėlgi tas pats arksinusas tas baisibukas toksai, šioks toks baisibukas. Va, ir gavom štai tokią ir turim apskaičiuoti tą, susitvarkyti su šitu gautu reiškiniu. Ir atsakymą parašyti štai tokia išraiška. Na, pi pas mus gyvena, tai pi, o prieš pi turi būti štai toks dauginamasis, kuris užrašoma taip. A kart šaknis iš B, kur A ir B sveikiai skaičiai. Na, B tai aišku natūralusis skaičius, jau čia, o A gali būti ko gero ir neigiamas, bet kaip tai neigiamas būti negali, tūrio išraiškoje aišku negali. Tai čia tiesiog turi būti, aišku, natūraliai skaičiai, bet tuo pačiu, žinoma, jie yra ir sveikiai. Na, belieka čia nepasimesti, tai yra to iššūkiai sinus arksinus. Tame intervale sinusas arksinuso, čia taip fiziškai taip galima trinkšti ir nuvalyti. Niekasgi ten per egzaminą neklausia, kodėl ten taip galima arba kaip galima. Sinusas arksinų šaknis iš 3 padalyta iš 3 yra lygu būtent tam. Kodėl taip yra, tai čia jau taip, o čia trečiuoju. Sinusas arksinų, tai yra 3 kartus sudauginta, taip, tai čia visas tas bus va šitaip, va trečiuoju. Na ir belieka čia susitvarkyti. Na, pirmiausia, skliaustas, aišku, keliam trečiuoju laipsniu. Nežinau, ar čia man pavyks, nes čia Jūratė mane kusina, kad reikia greičiau išspręsti. Sako, tai čia labai ilgai sprendi. Pakeliu trečiuoju, tai gaunu šaknis iš 3 trečiuoju. Tai šaknis iš 27 arba 3 šaknis iš 3, taip. Ir vardiklis bus 9 trečiuoju, 27, susitvarkom. Belieka čia suskaičiuoti, susitvarkyti šitus skliaustus. 72 pi perrašau. Na ir skliausteliuose bendras vardiklis 27, dauginu iš 9
skaitiklį ir vardiklį. 9 šaknys iš 3 minus 3 šaknys iš 3 yra 6 šaknys iš 3. Kad nepadaryčiau klaidos rašau ir vardiklis 27. 3 susiprastina, lieka 2, čia 9, čia 8. 7, 8 kart 2, 16. 16 šaknų iš 3π. Štai toks atsakymas. Kodėl tai atsakymas? Todėl, kad tai ir prašo parašyti tokią formą mūsų atsakymo. A kart šaknis iš b kart pi. Vietoj a kas yra 16, vietoj b kas yra 3, vietoj pi kas yra pi. Nu, pi, kakų.